Sveiki visi. Šiandien mes viešosios politikos ir vadybos 3 kurso studentės Laura ir aš, Viktorija, pristatysime jums savo mokslinį straipsnį, kurio tema yra komunikacijos proceso ypatybės universitete studentų ir darbuotojų požiūrių. Kodėl pasirinkome būtent šią temą, tai galima atsakyti labai paprastai. Kiekvieną dieną vienaip ar kitaip mes susidurime su komunikacija, o yra kiekvienos organizacijos sėkmės variklis. Todėl ši nagrinėjimo tema pasirodė itin vertinga ir įdomi tiek pačiam tyriamajam politikos mokslų institutui ateityje. Mums pasirodė įdomu, kaip vyksta bendravimas, kokios ypatybės vyrauja, ar studentai bei administracijos nariai vertina ir laiko komunikaciją efektyve, bei su kokiomis priemonėmis jie susiduria siekiant veiksmingo bendravimo. Rašyti mokslinį straipsnį būtent apie mūsų Mykolo Riomerio universitetą paskatino smalsumas. Mat, pačios esame šio instituto studentės, todėl norime pateikti ir keletą rekomendacijų, kaip patobulinti komunikavimą ateityje ir siekti jo veiksmingumo. Čia yra toks planelis, kuris yra tiesiog kaip mūsų plano ir straipsnio dalis, kaip mes šiandien pristatysime savo mokslinį straipsnį. Taigi, mokslinio straipsnio pristatymą pradėsime nuo supažindinimo su straipsnio turiniu. Tai mūsų empirinis tyrimas buvo atliktas Mykolo Riomerio universiteto politikos mokslų institute, kaip jau buvo minėta prieš tai. Pirmojoje straipsnio dalyje yra nagrinėjamos mokslinės publikacijos, leidžiančios suprasti komunikacijos proceso organizacijoje sampratą. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami komunikavimo barjerai, grįžtamasis ryšys ir kompiuterinės komunikavimo priemonės. Nagrinėjama jų reikšmė veiksmingam bendravimui organizacijoje. Kalbant apie trečiąją dalį, joje yra pagrindžiamas pasirinkto tyrimo metodas, aptariami gautieji rezultatai, o straipsnio pabaigoje pateikiamos tyrimo išvados bei rekomendacijos, kaip tirtoji organizacija, tai yra universitetas, galėtų pagerinti darbuotojų komunikavimą ir studentų. Mūsų išsikelti uždaviniai, rašant mokslinį straipsnį, buvo šie. Tai pirmiausia, aptarti komunikacijos proceso organizacijoje sampratą ir komunikacijos proceso ypatybės, tuomet išsiaiškinti, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką bendravimo efektyvumui, atlikus empirinį tyrimą nustatyti, kaip teoriškai pagrįstos efektyvios komunikacijos ypatybės atsispindi tyriamojoje organizacijoje, bei remiantis empirinio tyrimo gautais rezultatais, pateikti rekomendacijas organizacijos nariams, kaip pagerinti komunikacijos proceso veiksmingumą. Na ir tyrimo metodai, kuriuos mes naudojame, buvo mokslinių straipsnių analizė, anketinė apklausa bei statistinė kiekybinių duomenų analizė. Mūsų rašyto straipsnio pagrindinė mintis ta, kad išvengti nesusipratimų bei kliučių įgyvendinant užduotis yra svarbus kiekvienos organizacijos uždavinys. Paprasčiausia priemonė šiam uždaviniui įgyvendinti efektyvi komunikacija tarp individų. Deja, komunikacijos procesas ne visada įgyvendinamas tinkamai. Dažnai dėl komunikavimo trukdžių pasitaiko nesusikalbėjimo tarp individų ar jų grupių. Tuomet kyla bendraujančiųjų nepasitenkinimas, o kartais konfliktai. Kad taip neatsitiktų, reikia gerai išmanyti komunikacijos ypatybės, kurios svarbios siekiant komunikacijos veiksmingumo. Bene svarbiausia užduotis yra tinkamo komunikacijos kanalų ir priemonių pasirinkimas. Tačiau šiuolaikinėse organizacijose ypač paplitęs kompiuterinis bendravimas, kuris vertinamas dvejopai. Vieni daugeliu požiūrį jį laiko efektyviu, kiti emocijų raiškos prasme ir darbuotojų darbingumo atžvilgių įvardija kaip neigiamą reiškinį ir teigia, kad technologizuotas bendravimas yra mažiau veiksmingas nei komunikacija akis į akį, kai bendraujama tiek verbalinė, tiek neverbalinė kūno kalba. Taip pat, tyriant komunikacijos proceso ypatybės viename institutų, kurį įvardėjome prieš tai, mes pastebėjome šias problemas. Tai pirmiausia, studentai ir patys darbuotojai yra tik iš dalies susipažinę su universitete vykdomais visos organizacijos masto projektais bei sprendimais. Tai rodo informacijos sklaidos trūkumą. Remiantis apklausos duomenimis, taip pat galima daryti prielaidą, jo komunikacija universitete nėra pakankamai veiksminga, nes abi respondentų grupės, tiek studentai, tiek darbuotojai, jaučiasi negalinčios daryti įtakos sprendžiamiems universitete klausimams ir tik kartais turi realią galimybę išreikšti savo nuomonę. Kita ryški problema yra elektroninis paštas, kuriuo studentai ir darbuotojai daugiausia gauna informaciją. Tai respondentus tenkina tik iš dalies.
tad individai organizacijoje formalųjį tarpusavio bendravimą laiko nelabai veiksmingu. Be abejo, dėl didelio darbo krūvio, kurį patyrė dėstytojai, jie yra priversti su administracijos nariais ir konsultuojamais įvairių kursų studentais bendrauti nedarbo metu ir nedarbo vietoje. Tačiau studentai, kuriems nekyla poreikis kreiptis į dėstytojus, to pastebėti negali. Todėl, matyti, reikėtų sudaryti geresnės sąlygas studentams ir dėstytojams pasiekti vieni kitus tiesiogiai, nes darbas ne universitetinėje aplinkoje gali daryti neigiamą įtaką komunikacijos proceso veiksmingumui su studentais bei ir darbuotojų tarpusavio bendravimui. Taip pat galima teigti, kad jaunuoliai patį komunikacijos procesą supranta kitaip nei universitete dirbantys žmonės ir studentai bendravimą tapatina su dalykiškumu, o ne žmoniškosiamis vertybėmis. Svarbu tai, kad jaunuoliai, kaip prieš buvo ištirta, komunikacijos proceso nesureikšmina ir nevertina kaip bendruomenės kūrimo veiksnio. Todėl dėstytojai retai kada sulaukia veiksmingo grįžtamojo ryšio. Tad akivaizdu, kad universitete trūksta bendravimo tiek verbalinė, tiek neverbalinė kūno kalba. O rašytinė elektroninė komunikacija nėra pilnavertė. Kita vertus, bendravimas elektroniniu paštu nėra respondentų peikiamas, o tik vertinamas kaip nepakankamas. Apibendrinus galima teigti, kad tiek darbuotojai, tiek studentai nėra visiškai patenkinti komunikacijos procesu universitete, vertina tik iš esmės. Net 64% visų apklaustųjų vertino komunikacijos efektyvumą tik kaip iš dalies tenkinantį. Na ir galiausiai aptarsime mūsų darbo įžvalgas bei išvadas. Tai pirmiausia yra svarbu pabrėžti, kad veiksmingos komunikacijos organizacijoje sukūrimas yra sudėtingas procesas. Jis priklauso nuo daugelio veiksnių, tai yra pasirinkto komunikacijos kanalo, komunikacijos rūšies bei krypties, gebėjimo valdyti požiūrių skirtumus ir panašiai. Tinkamas šių veiksnių suderinimas tai yra efektyvus komunikavimas bei mokėjimas organizuoti bendrą darbą, kuria sėkminga organizacija tiek jos viduje, tiek ir išorėje. Dėl nepakankamų žinių apie komunikavimo efektyvumą lemiančius veiksnius, bendravimas tarp organizacijos narių dažnai tampa keblus. Dėl šios priežasties neišvengiama nesusipratimų ir nepasitenkinimo prastai organizuojamas grįžtamasis ryšys. Taip pat kokybiškas grįžtamasis ryšys ne visada užtikrinamas dėl šiais laikais vienos populiariausių komunikavimo priemonių – kompiuterinių technologijų, apie kurias kalbėjome prieš tai. Kita vertus, naujosios technologijos daro komunikavimą patogesnį, spartesnį, didina darbuotojų tarp asmeninį pasiekiamumą. Tai reiškia, kad elektroninis komunikavimas reikalauja valdymo pastangų, siekiančio būdo trūkumus pašalinti, o stiprybės panaudoti. Na ir šiek tiek apie įžvalgas, arba kitaip tariant rekomendacijas Mykolo Riomerio universitetui, kad komunikacijos procesas taptų veiksmingesnis politikos mokslų institute. Pagal darytas išvadas manome, kad universitete reikėtų rengti viešas apklausas, forumus, diskusijas. Dėl įvairių projektų vykdymo, ruošimų, sprendimo būtų pranešta studentams, dėstytojams. Tokiu būtų išgirsta kiekvieno nuomonė, individai jaustųsi daugiau įtraukti. Tačiau nenaudojamas komunikacijos kanalas, bet kitos priežastys lemia prastą respondentų nuomonę apie komunikacijos veiksmingumą. Komunikacijos kokybės problema yra kur kas sudėtingesnė, nei mano respondentai. Reikia atlikti tolesnius tyrimus, kad tikrosios priežastys būtų nustatytos. Taip pat mažesnis darbuotojų elektroninio komunikavimo krūvis patenkintų ne tik dėstytojų, bet ir studentų interesus. Būtų galima su dėstytojais bendrauti renginių metu ir aktyvinti bendravimą akis į akį, kurio ypač pasigenda studentai. Dar universitete turi būti daugiau kalbama apie patį komunikacijos procesą, jo svarbą organizacijos kūrimui, darbo rezultatų sėkmei bei sudaromos tinkamos sąlygos veiksmingam bendravimo procesui vystyti. Taigi, tyriamojoje organizacijoje reikia naudoti įvairesnius komunikacijos kanalus, tokius kaip telefonas, elektroninės konferencijos ir ypač nevengti tiesioginės komunikacijos, kuomet yra pasitelkiama kūno kalba, mimika ir panašiai, kas komunikacijos procesą, pasak mokslinių straipsnių autorių bei pačių respondentų, darytų veiksmingesnį. Tai tiek būtų apie mūsų mokslinį straipsnį tema komunikacijos proceso ypatybės universitete studentų ir darbuotojų požiūrių. Mes tikimės, kad šis darbas nebus paskutinis žingsnis tyriant komunikacijos procesą Mykolo Riomerio universitete ir sieksime toliau tobulinti bendravimą tarp studentų ir darbuotojų bei pačių administracijos narių. Juk komunikacija, kaip teigia vienas garsus rašytojas Tomas Petersas, yra panacėja visiems ir viskam. Taigi, ačiū už jūsų dėmesį šiandien, tiek būtų apie mūsų straipsnį.